Кроватку-то двухспальную зарядила, не так, чтобы разведеночка, а? Irgi rinkau ne pagal spalvą, tai pagal tai, kas pigiau. Čia mano šuniuko lova, čia mano lova. A kaip čia tau šitą lovą? Nu, man čia šuniuko lova. Nieko savo. Bonas Ramtės buvo parūpino, va šitai, mamos gal atpažįstat va šitą jotulę. A va ir lova, ir visi tie šuoliai. Pas man jotulė buvo tokia višniava. Čia tai va, sakau toks. Sandėlys, čia baisus kambarys, čia sandėlys. Čia 30 kvadratų, čia kol kas pats sandėlys. Taip, man padrūkė sakė, nenuiminėk šitą užsako niekada. Nenuveik, aišku. Čia šitas kambarys paruoštas remontui. Salė yra, paskui padarysi remontą ir viskas. Čia va dar turiu tapetus, bet dar neklijavau, dar Pažiūrėk, čia va paruošta remontui dar tik tai. Čia dar netvarkyta. Čia va toks kambariukas. Kiek čia tau... Čia didelė šeima reikia, klausyk. Tai bus, nu... Siaubas, kokie paločiai. Kiek iš viso kvadratų, klausyk, pastatė čia? Iš viso priklauso 300 plus 33 rūsys kvadratų. Ne, va šičia. 150. 150. Nu ir va čia va kambariukas va toks. Nu ir visi mano. Tai kaip mane Aldona iš namų išvarys, aš pas tave atsikraustu. Gerai, prašau. Tau kaip tik pabėgs, greitai. Taip jau dienelionių, kaip pas man vienišų moteriškių klubas, žinokit. Pas man moteris vajo. Nu tai gerai, nu tai vienas bus asmens sargybinis. Tai mes žinokit su babytės gimtadienį kažkada jau šiek tiek nu išmatėme pažįstam, bet aš ją mačius gal. Man atrodo, mačius ne vieną kartą. Ką tokia? Dyta, vieną kartą. A, Dyta vieną kartą. Šitą klausyk, aš būsiu pas jūs asmens sargybiniu, jūs man mokėsit pinigus iš moteriškų. Ja? Taip. Jau mes kaip nors sargybinius susirasim. Aš suprasta, prieš kelionę. Aš irgi paskui žaisiu. Labai gerai. Nu ką, aš sakau, iškart gyvenau be televizoriaus, be viryklės, be nieko. Šaunuolė, kad iškart perki gerą didelį televizorių. Nu, aš ant televizoriaus netaupiau, ant viso kito taupiau. Ir ant televizoriaus, man patiko, aš tas viršus, tai aš jį nusipirkau. A dabar skalbimo mašina pačioj, bet dar reikia rytoj gal kas užneš man. Skalbimo mašina, šaldytuvas jau nupirkti apačioj stovi. O tai apačioj Parduotuvė, tuoj atraškinti, jūs nebuvo. O kam? Ne, nereikia.